Ir labai svarbu šiam žaidėjui gerai ir naudingai pradėti rungtynes. Na, kad psichologiškai būtų lengviau. Na štai, puikiai pradėjo Kieža. Dažnai. Štai šeimininkai jiems vis dar nepavyksta pelnyti pirmųjų taškų. O čia panašu, jog Marijampoliečių taktika pirmosiomis minutėmis. Taip pat paskutinė ataka. Galima sumažinti šiek tiek skirtumą. Kieža. Kieža, nugara. Na, sėkmingai. Kieža. Mėgsta tokius metimus. Sėdėdamas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Šiandieną taipogi. Pagrindinis komandos atakų organizatorius rungtyniauja beveik be keitimų. Ryčiui Bilertui fiksuotas Naftų Uni Aqua Service. Marius Valukonis, Bičkauskis. Kibi dabar Naftos Uni Aqua Service. Gintautas Matulis ir toliau. Bando ieškoti kelių prie varžovų krepšio Marijampoliečiai. Aurimas Kieža. Matulis vėl pasiruošęs grąžinti kamuolį į žaidimą. Kieža prieš Deividą Keburį. Ir vėl panašu, jog viską vienas darys Kieža, tą jis ir daro. Sovskis bei Ignas Daukšys. Kieža prieš Rytį Bilertą. Atšokdamas atgal meta Kieža ir pataiko. Marijampolis. Ekipa pataikė vieną iš dviejų. Kieža. Dar labiau priartėti prie varžovų. Ir jau Marijampoliečiai rezga savo ataką. Aurimas Kieža 3 taškai. Virto kėlinuko pabaigos. Sabeckis. Kieža pašokdina Serkevičių. Ir koks metimas. Tik daugiau nei minutė sužaista trečiajame kėlinyje. Ta kėlinį geriau pradeda Marijampolės Sūduva Mantinga. Dabar Kieža iš toli 3 taškai. Palangiškiai šiame antrajame ketvirtyje ir tik vieną komandinę pražangą turi Marijampolės Mantingos komanda. Kieža iš toli pataiko Aurimas Kieža. Jų atliko pakankamai daug. Na ir dabar kamuolys krepšyje 35-52. Kieža nieko nelaukdamas atsako tuo pačiu ir atstato. Dabar skubėti nėra prasmės Marijampoliečiams, vis dėlto laikas yra jų sąjungininkas. Na ir pats dabar galėjo Bičkauskas ateiti galo, tačiau įsės kamuolys Kiežai ir Marijampoliečiai suklydo sykį. Sabeckis. Aurimas Kieža nieko nelaukdamas iš toli atakuoja ir netiksliai ataka. Kieža. Bam! 3 taškai. Aurimas Kieža. Jie pirmauja pagal rezultatyvius perdavimus, atlikęs jų 3 kartus su Donatu Sabeckiu. Daukšys. Valukonis. Kamuolys sukamas palei perimetro liniją, žaidimas 2 prieš 2 su Valukoniu nepavyksta, Aurimas Kieža ten yra laisvesnis, meta ir pataiko dar vieną tolimą. Aqua Service gynyba, na ir įdomu tai, jog jau 6 rungtynės per labai trumpą laiką rungtyniaujantis Klaipėdos krepšininkai visiškai neatrodo pavargę, Aurimas Kieža. Iš nugaros pribėgo Karolio Brusoko, kuris nesitikėjo, kad ten kažkas yra. Sabeckis, apie kurį kalbėjau prieš tai, nepataiko, bet Būtais Keburys. Marius Valukonis prieš Viktorą Chodosovskį. 2 galingų vaikinų dvikova nepataiko. Valukonis nugara prieš užupį. Nepataiko. Kieža įma kamuolį. Kieža pataiko. Sumažinti skirtumą. Dar čia tikrai nesibaigė niekas. Bičkauskis veržiasi. Nepataiko. Kieža atkovoja kamuolį. Turnyro sistemoje reglamentuota tvarka ir jai reikia paklusti. Evaldas Šaulys. Ieško Beniušio, galbūt vėl būtų kabinamas kamuolys ore, tačiau šį kartą Marijampoliečių gynyba išrinko Beniušį. Daukšys greitoje atakoje, taškų nėra, tačiau čia 26 minutės, tačiau visai neblogai. Turėtų žaisti iki pat rungtynių pabaigos. Kieža prieš Brusoką, na dar kartą šių dviejų žaidėjų dvikova. Karšta. Dovis Bičkauskis su kamuoliu, prie jos Tašys. Aurimas Kieža prieš Viktorą Chodosovskį. Dar viena šių aukštųjų mikro dvikova. Gintautas Matulis iš 3 taškų. 20 minučių net 17 taškų 19-2. Antrajame kėlinyje klaipėdiečiai jau atrodė kur kas geriau. Jie tą kėlinį laimėjo 20-14 ir dabar komandas skiria jau tik 11 taškų. Gintautas Matulis bando pradėti Marijampolės Sūduvai trečiąjį kėlinį tolimų metimų, tiesa Matulio. Metimas skrieja pro šalį. Su kamuoliu ir toliau. Sūduva. Dovis Bičkauskis pataikė jis 2 tolimus metimus. Kurioje dalyvaus ir Mažeikiai, ir ši Marijampolės Sūduvos Matingos komanda. Kitoms komandoms bus trumpa pertraukėlė. Čia iš toli atakuoja ir pataiko. Žaidėjų salelį ir be abejo bandys išnaudoti visos šios serijos metu. Chodosovskis su kamuoliu. Mindaugas Tašys pavyko jam pataikyti
visai neseniai tritaškį metimą, kuris tarsi suteikė šiek tiek vilčių savai komandai. Dabar Nacius netiksliai iš toli, Stašys dar kartelį iš toli atakuoja šis krepšininkas, vėl netiksliai. Ir dabar jau Mindaugas Stašys. Kerta lieka nežmoniškai didelis. Jis dabar ir su kamoliu. Chodosovskis stato užtvarą Stašį, 4 sekundės atakai. Reikia galvoti apie metimą. Chodosovskis 2 sekundės spėja išmesti kamolį. Viktoras Chodosovskis pašokinėja. Kamolėžas metimas vėl atstatantis Sūduvai 7 taškų persvarą. Chodosovskis prieš Valukonį. Nepataiko Viktoras Chodosovskis ir tai dar labiau. Nacius. Mindaugas Stašys. Iš vidutinio nuotolio meta Mindaugas Stašys netiksliai. Taigi per Lyka Domarka, kuris norėjo paimti kamuolį, tad ataka eina šiek tiek kitaip. Čia Brusokas, gera proga, bet Aurimas Kieža dabar. Čia perimtas kamuolys, Povilas Šakinis pasižymėjęs ir įspūdingų dėjimų. Atiduoda kamuolį Benui Vaitulioniui, šis paskraidina. Donatas Sabetskis atiduoda kamuolį Jucikui, Jucikas gauna bloką. Ir vėl ta gera šiandieną mikro dvikova. Dabar perdamas Brusokas, dar vienas stogas. Trečio kėlinio pabaigos. Anužis. Valukonis uždaręs koridorius arčiau krepšio. Jucikas prieš Kiežą gauna bloką. Čia jau Kieža atstovėjo. Aurimas Kieža jau 9 taškus pelnė šiandieną. Padeda traškyti Palangos komandai ir skirtumas tarp komandų toliau auga. Klysta Simsas. Bet rezultatas dabar yra 40-30 ir niekas dar šios dienos rungtynėse nėra aišku. Aurimas Kieža dabar vagia kamuolį iš varžovų. Iš Klaipėdos Naftos Uniakva servis pusės. Tiesa, Donatas Sabetskis įsigudrina pramesti iš po krepšio. Matulio metimą ir savai komandai jau sukrauna 11 taškų persvarą. 11-0. Abi šios komandos praėjusiais metais kovėsi finalinėme ketvirte. Tiesa, skirtingai susiklostys tiek Marijampolės Sūduvos ir Klaipėdos Nafta Uniakva servis komandams. Marijampolės Sūduva, nors ir buvo laikyta vos ne pagrindinė pretendentė žangų. Dabar ant žingsnių ribos sužaidžia Deividas Keburys, bet žingsniai nėra fiksuojami ir su kamuoliu toliau Klaipėda. Mindaugas Stašys prieš Kiežą. 10 sekundžių atakai iš toli Mindaugas Stašys. Ir vėl nepataiko. Taškai lieka Vyčiui, bet apie ką mes ir svajojame. Įtempta ir gražią rungtynių pabaigą. Ta mes ir Nors ir jaunas, turintis patirties ir Lietuvos krepšinio lygos čempionate treniravo Utenos Juventus. Čia Urbonas, sudėtingas metimas. Jis yra rezultatyviausias krepšininkas Sūduvos gretose. Chodosovskis iš toli prišoka prie Aurimas Kieža ir panašu ekspėja. 4 krepšininkai po 2 abiejose ekipose. Sabeckis prameta antrąjį baudos metimą, tad 4 taškai skiria komandas. Na ką, Vyčiui iš esmės reikia tiesiog gerai užpulti ir neprarasti kamuolio. Palangos komandoje siautėjęs per pirmosius 2 kėlinius Anužis ir turės 9 taškus, per trečiąjį pelnė 4. Taigi pritrūko dar vieno lyderio. Perimtas kamuolys Gintautas Matulis arčiau krepšio. Štai. Daukšys iki galo šį kartą be pražangų. Jo reidą sustabdo varžovai. Nuo Aurimas Kieža.